Sveiki, mėlyje! Labai malonu Jūs matyti ir šiandien pakalbėsim tokią temą, kaip atsikratyti įtrūkimų įvairiose situacijose. Gal Jūs turite įtrūkimus ant lubų arba ant Jūsų gipsokartoninės pertvaros. Pabandysime pasikalbėti apie įvairias situacijas. Važiuojame! Šiandien mes su Jumis turim tokį objektą, vat ant lubų visur yra įtrūkimai. Jos irgi įmanoma pašalinti. Arba ant pačių sienų, vat tokie trūkimai. Vat tokios vietos irgi viską galima ištaisyti ir panaikinti. Matote, ten kampas, pačiam kampe, viršui. Ir svarbiausia, aišku, vat, kur yra gipsokartonas. Jūs turite naujai išdažytą sieną ir ant jos jau yra įtrūkimų, tai aišku nelabai malonu. Bet viską galima ištaisyti. Čia toksai buvo pirmas variantas. Antras variantas - tokia psichologinė įtampa. Remontas padarytas, viskas kaip ir super, bet ant pačios gražiausios sienos mes turim trūkimų. Ir tada numeris trečias, parduodant savo būstą, jūsų kaina tikrai kris. Kris žemyn, nes paprasčiausiai ant sienų mes turime defektą. Arba defektus įtrūkimus. Kodėl aš iš viso apie tai kalbu? Mano vardas Ruslanas ir aš dirbu remontuodamas būtus jau 20 metų, nuo 2004. Šitam kanale mes turim net 260 vaizdo įrašų, kad galėtume pasidalinti su Jumis tą bendrą informaciją. O taip pat 713 tūkstančių peržiūrų. Net pusė Vilniaus miesto dirba pagal mano vaizdo įrašus. Dabar siūlau pakalbėti, kokių iš viso yra įtrūkimų. Pasiimkim tokį labai sunkų variantą, kaip mes turim betoninę perdangą iš plytų ir kažkaip reikia išvengti trūkimų. Tada toksai variantas numeris antras, kai mes lubos turim iš gipsokartonų ir irgi yra trūkimų. Į ką būtent reikėtų atkreipti savo dėmesį. O taip pat pasikalbėsime apie pertvaras, kur prieina pertvara prie pagrindinės sienos. Jeigu ten pačiam kampe, kur yra vidinis kampas, mes irgi susidūrime su įtrūkimais. Ir pasiimkim tokią paprastą bazinį variantą, turbūt visi matė ir ant savo sienų. Po atlikto remonto, po poros metų mes turim irgi ant sienų kažkokių tai nedidelių įtrūkimų, kaip išvengti. Tikrai galima panaikinti ir daugiau neturėti. Tai pasižiūrėsim tokį variantą, kaip ant pačio tinko, ant išdažytaus paviršiaus mes turim nedidelių įtrūkimų. Visų pirma, siūlau pradėti nuo pertvaro, nes dažniausiai, kai mūsų pertvara prieina prie sienos, vidiniam kampe mes turim kažkokių tai įtrūkimų. Prieš darydami apdailą mes turime įsitikinti, ar gerai pritvirtintas profilis prie pačio pagrindo, ar užtenka varžto, ar viskas tvirtai laikosi, o taip pat būtų irgi verta žinoti, kad geriau naudoti labai geros kokybės profilius, kad jisai būtų tvirtas, o ne padarytas iš paprasčiausiai kažkokio tai popieriaus. Taip pat siūlyčiau sukti patį gipsokartoną irgi Knauf gamintoją. Tai, žinokite, pagerins visų darbų kokybę. Dabar pakalbėkime apie lubas. Jeigu remontas darytas prieš 25 metus, tai mes ten galim turėti viską. Ir medį, ir OSB plokštės, nes nežinia, kokia technologija buvo čia panaudota. Gal paprasčiausiai kažkokios tai lentos ant lentų OSB, nes čia mes matom irgi ten viduje medis ir grinai gipsokartonas prisuktas prie to pagrindo. Aš siūlyčiau, aišku, geriausią variantą tai pasidaryti naują karkasą, bet tada lubos taps trupučiuką žemiau. Arba daryti įtempimas lubos. Bet jeigu užsakovas nenori, yra toksai būdas, mes galim pasiimti fasadinį sietelį, fasadinį tinklą ir viską užarmuoti. Ir tų trūkimų mes išvengsime. Bet reikia irgi pasidaryti tą darbą sąžiningai, kaip tai daroma. Mes gruntuojam pagrindą, būtinai aš siūlyčiau net beton kontakto, nors ir čia mes turim matinius dažus, sukibimas vis tiek gana geras, bet aš siūlau jį dar pagerinti. Tada ištinkuojam, pasilyginam, jeigu yra, nes būtent šitam objekte viskas nelygiai, tai mes ištinkuojam, o tada dedam vėl gipsinį tinką ir per vidurį turi atsirasti mūsų sietelės, kad ir iš vienos pusės būtų tinkas ir iš viršaus būtų ištinkuotos. Tada mūsų sietelė pradės gerai
veikti ir mes galėsime išvengti trūkimų. Tai vat vienas iš tokių variantų. Kažkokią tai naudoti popieriuką ar ten knaufinę tą juostelę, žinokite, nepadės ir nieko neišeis. Popierinė ta juostelė arba stiklo audinys, vien grinai ant tos juostelės labai mažai šansų, kad bus viskas gerai. Dabar aš siūlau pasikalbėti trumpai, kaip dedama tą juostelę, kaip ją montuoti per visą plotą ar grinai tik tai ant to įtrūkimo, kur mes turim įtrūkusią vietą. Žinokite, aišku, būtų gerai dėti per visą plotą, jeigu mes kalbam apie lubas, ne? Nes mes galim ką, vieną vietą sutvarkyti, ne? O kitoje vietoje atsiras trūkimai. Tai vėl, galima žaisti ten po 40 comų, po 30 pjauti tokios juostelės. Aš, aišku, nežaisčiau, nes man paprašiau per visą plotą visur uždėti tokį tinklą ir duoti savo užsakovams gerą garantiją. Nes šiaip toksai variantas irgi įmanomas, mes galim po 30 comų pjauti ir tik tai ant tų įtrūkusių vietų galim dėti tokį tinklą. Ir paprasčiausiai ten visur pilnai laiko popierius, gipsokartono popierius, o būtent kur yra įtrūkimo vieta laikys va toksai tinkliukas. Bet vėl užsakovai, aš sakau apie tokį variantą kaip atsarginį. Vis dėlto pagal technologiją būtų geriau sumontuoti arba įtempiamos lubos, tai jau būtų 100% garantija, arba montuoti naujai gipsokartoną. Aišku, mes turėsime pažeminti kažkur tai 5 comais, nu mažiausiai tai 3. Jeigu bus nelygumai, tai vis tiek aš galvoju, kad tikrai nusileis 5, net gal ir 6 comų. Bet tada mes turėsime jau grinai pagal technologiją sutvarkytos lubos. Nors toksai variantas irgi, kaip matote, įmanomas. Kitas variantas apie pertvaras, ne? Kai mes turim pertvarą ir prisuktas šitas profilis, jeigu kažkas tai su profiliu negerai, jeigu jisai juda, tai žinokite, vienas iš geriausių būdų, aišku, būtų išardyti ir jį gerai pritvirtinti, bet jeigu to jau neįmanoma padaryti, arba, nežinau, jau glaistimas padarytas, ar dar dėl kažkokių tai priežasčių, tai siūlau tokį variantą. Vidiniam kampe paprasčiausiai išpjauti gipsokartoną ir įdėti puskampį. Ką reiškia puskampis? Jisai irgi panašiai atrodo, bet iš vienos pusės mes turim tik tai pusę to kampo. Ne visą cielą. Vienoj pusėje visą cielą, o kitoj pusėje pusę kampo. Ir tą pusę kampo grinai mes galime įdėti į gipsokartoną. Tarp sienos ir mūsų gipsinės sienos mes turėsime šitą juostelę, šitą tarpelį. Jūs užduosite klausimą, kam man reikalingas bus tas šešėlis, Ruslanai, ką tu čia šneki. Tai pasižiūrėkite, kai bus jau sumontuota viskas, ne, čia gipsokartonas, va čia mūsų siena, čia gipsokartonas prieina. Ir vat mes turim šitą tarpelį. Ir vat siena, jeigu net ir judės, mes turėsim vienodą, labai vienodą tokį gražų tarpą. O nebėlė ten po pusę sienos išdraskyta, po 10 metų yra tokių remontų, aš atvažiuoju ir ten labai baisu. Tai aš jums niekad nesiūlau pilnai dėti į kampą kažkokį tai tinkliuką. Ką dabar aš turiu omeny? Mes dabar turim su jumis štai tokį variantą. Daleiskim, čia gipsinė siena, prieina ir prie tos pagrindinės sienos, pritvirtintas tas profilis, apsiūta viską gipsokartonu, ką daryti? Ar dėti į tą vidinį kampą sitelę arba popierių? Jeigu visa konstrukcija labai tvirtai laikosi, tai aišku, be abejo, mes galime ir pasiimti tą fasadinį tinklą ir dėti pilnai į patį kampą ir viską glaistyti. Bet jeigu jūs naudosite paprastą popieriuką arba tą knaufinę sietelę, kur skirta ant originalių siūlių lipdyti, tai pasakysim, tai tokį kampą aš jums nesiūlau, nes turėsite bėdų ir turėsite didesnių įtrūkimų. O kokį variantą dar mes turim? Jeigu jau taip tikriausiai apsidrausti, būtų geriausias rezultatas dėti tą tinklą iki pačio kampo. Iš vienos pusės ir iš kitos. Kodėl? Nes su laiku, kai mes turėsime patį trūkimą pačiam kampe ir jokių bėdų, jokių problemų nėra. Mes galėsime padengti šį kampą su akrylu ir išdažyti. Ir tuom visos problemos pasibaigė. Turėkite tai omeny. Čia vat aš šiandien turiu labai gerą pavyzdį su jumis pasidalinti. Čia buvo pasidaryta su stiklo audiniu. Ir mes turim, kaip įtrūkimo nėra, bet vis tiek bjauriai atrodo. Čia tas įtrūkimas ar nelygumas yra virtuviai, bet mes su jumis, kai daeisim iki virtuvės, jūs man priminkite. Aš būtinai išardysiu ir pasižiūrėsime. Ten gali būti du dalykai, arba popierius, arba stiklo audinys. Aš jaučiu, kad bus
Nu tai irgi pakomentuokit, kasgi gali būti. Aš jaučiu, kad popierius. Nes su popieriu reikia mokėti dirbti. Jeigu nemokat, tai geriau pasirinkti tokį variantą kaip stiklo audinys arba paprastas kažkoks tai armuojantis tinkliukas. Bet su popierium, žinokite, reikia turėti patirties. Pasikalbėkime apie tokį variantą, jeigu mes turime monolitinę perdangą ir turime tokių mažų, labai mažyčių įtrūkimų. Tai nepergyvenkit, viskas gerai, su laiku paprasčiausiai jūs galėsite po 10 metų, daleiskim, perdažyti šitą patalpą ir išvengti tų trūkimų. Jeigu mes turime betoninę perdangą, bet iš plokščių betoninių, tada būtų geriausias variantas tai įtempiamos lubos. Bet prieš darydami šitą darbą reikia išgruntuoti pagrindą, kad su laiku paprasčiausiai nekristų visos šiukšlės ant įtempiamų lubų, ant medžiagos. Kitas variantas, jeigu mes turim perdangą vėl iš tų plokščių, tai aišku sukti gipso kartoną. Nes daugiausiai žmonės nori tik tai palyginti ir išvengti paprasčiausiai tų siūlių, bet dėja taip daugiausių atvejų neišeina. Kažkur tai 50% visi turi įtrūkimų toje vietoje. Ką mes ten nedėtume, arba fasadinį tinklą, arba ten stiklo audinį, visos tos medžiagos paprasčiausiai šitoje vietoje neveikia, nedirba. O jeigu mes montuojam lubos iš gipso kartono, tai reikia, kad viskas būtų irgi pagal technologiją. Aš dabar kalbu, kad turi montuoti ir daryti šitą darbą atlikti meistras, o ne kažkoks tai idiotas. Ir dar mes turime tokį variantą, jeigu vis dėlto norim lyginti tos plokštės betoninės, kur yra mūsų tarp betono siūlė, mes galime sumontuoti puskampį tarp tos perdangos ir pasidaryti tokią kaip kompensacinė siūlė. Kad jeigu bus judėjimai, o judėjimai tikrai bus, paprasčiausiai tas kampas iki kampo nedaeina ir mes turėsime vieną ar ten pusantro porą milimetrų, kaip jau čia padarysite. Bet vėl irgi bus labai įdomiai atrodys, nes mes turėsime ne vientisos lubos, o vis tiek su juostelėm. Nežinau, kam kaip patinka. Man atrodo, kad pagal pinigus tai būtų pats greičiausias, paprasčiausias būdas sumontuoti įtempiamos lubos ir tada visos problemos pasibaigė. Sugrįžkime vėl prie perdangų iš betoninių plokščių. Jeigu vis dėlto jūs norite ir ten tikitės, kad sumontuosite kažkokią tai paprastą knauf juostelę arba stiklo audinį, tai neverta gaišti savo laiką, nes vis tiek bus įtrūkimas. Nes tikrai su laiku, jeigu pastatas naujas, vis tiek vaikščia, tai žinokite, net ir pirmą mėnesį jūs turėsite įtrūkimų. Jeigu daug maž jau ten senos statybos, galima pabandyti sumontuoti tą fasadinį tinklą, tą storą, ne? Gal tada bus tikimybė 50/50, kad bus viskas gerai. Bet vis dėlto atkreipkite savo dėmesį. Geriau sumontuoti arba įtempiamos lubos, arba iš gipso kartono. Gipso kartonas irgi turi būti sumontuotas pagal technologiją ir sugrįžtam prie to, kad turi montuoti meistras, o ne kažkoks tai neprofesionalas. Jeigu nebus dasukti varžtai arba blogai susuktas gipso kartonas, tai vėl mes tada grįžtame prie to dalyko, kad turėsime įtrūkimus. Jeigu jums reikia patikimo rangovo, kreipkitės. Remontuoju būtus, namus, ir dabar mes turim senos statybos apie 110 kvadratinių metrų, tokį namą arba kotedžą, tai žodžiu pilnai viską remontuoja. Visus organizacinius klausimus irgi perimu į savo rankas. Mes galim pasidaryti ir dizaino projektą, o taip pat techninį planą pagal jūsų pageidavimą. Taip pat būtinai pasirūpinsime visų medžiagų pirkimą, jų pristatymą, parinkimą ir, žodžiu, pilnai visais reikalais. Išspręsime bet kokią problemą. Tai šiandien tiek tos informacijos. Aš labai tikiu, kad jums buvo šiandien su manim įdomu. Jeigu dar liko kažkokių tai klausimų, aš nežinau, man atrodo, apie viską mes pakalbėjome, apie įvairias įtrūkimų būdus. Jeigu dar kartą pasikartoju, yra kažkokių tai klausimų, užduokite komentaruose. Būtinai pabandysiu su laiku atsakyti. O taip pat siūlyčiau prenumeruoti šį kanalą, jeigu to dar nepadarėte, apačioje yra mygtukas, būtinai paspauskite. Pasidalinkite šiuo kanalu su savo draugais. Gal jie su laiku irgi remontuos būstą, kad pasiruošti remontui jūs ir patys matot, kiek reikia žinių. Šiandien su jumis buvau aš, Ruslanas. Noriu padėkoti visiems, kas žiūrėjote šį vaizdo įrašą iki galo. Kaip visada, gerų, gražių, kokybiškų remontų, daug laimės, sveikatos ir nepamirškit kito vaizdo įrašo, nes mes su jumis pasimatysime. Viso, čiau, iki.